dvaro tokia pati pradžia statybų, tai prasidėjo nuo dvarininko Bartkovskio. Rimtesnį centrinę rūmų dalį jis pastatė, be jokių verandų, be nieko, ir čia paskui oficinos atsirado, į tokią lyg pradėjo tokią ūkinę veiklą. Iš Bartkovskio nupirko Tomas Patockis. Tai jau buvo šis dvaras, šit vietovė taip yra savo veikla ir savo įsivystymu labai dar nesena. Čia visi pastatai buvo mediniai ūkiniai daly ir įvykus vienam gaisrui sudegė tuo metu 7 pastatai ir Tomas Patockis uždavė statyti, reiškiasi, visus mūrinius tą ūkinę dalį. Ir taip iki 1901 metų šitas ansamblis buvo išbaigtas pilnai, sakykim, ir tada jau sustojo statybos, bet jau čia buvo dabartis, kaip po daugelio metų jau tyrinėjimų. Mes čia ką matom dabar išlikusių pastatų, tai yra apie 14, bet dar tyrinėjimai rodo, ir man pačiam teko jau daug fundamentų savo akimis matyti, atkastus, tai viso sudaro ansamblyje apie 24 pastatai. Grafui 11 metais mirus, tokioj nežinomybėj buvo, šitas kažkiek tai valdė Potockienė, bet nepajėgė, ir paskui šitą dvarą nupirko Tiškevičiai. Bet jie čia nesilankė ir maždaug 18 metais, kai sudegė Vilkaviškio vyskupijos pastatai, tai buvo kunigų seminarija, čia 3 metus atkelta, čia Zyplių dvare buvo. O paskui jau po 21 metų buvo Žemės ūkio mokykla įsteigta. Parką sudaro ansamblis apie 20 hektarų parko ir apie 30 hektarų miško. Bendras toks išlikęs, visas gražiai ansamblis yra išlikęs, nebuvo išskaidytas ar kaip nors suniaukotas. Tik vienu momentu, kai tas miškas priklausė jau, sakykime, miškų ministerijai, tai buvo ten tokio pavojaus, kad jau plynai gali išpjauti, 1 kvartalą tai padarė. Tai paskui pavyko Vilniuje sustabdyti šitą procesą ir tai buvo 80 maždaug 6 metai. Tai 86 taip tokia irgi daug čia iniciatyvos pradėjom rodyti, kai aš atvažiavau čia į Lukšius gyventi, taip kažkaip mane gyvenęs aš Karklinių dvare, tai mane labai čia taip jausmingai nuteikė ir kartu skausmingai, kai čia jis buvo truputį jau per daug įsardomas ir gyveno tokie žmonės, kurie netausojo ir tiesiog iš vis čia buvo ir visokių klaikių momentų, tai ir gerai, kad mes čia viską sutarėm ir kaip galutinai dabar viskas išėjo tik į gerą. Ir 90 metais, kai aš tapau čia Lukšių viršaičiu, tai savo Žinionių iš Kolūkio perėmėm į savo seniūnijos balansą ir pradėjom restauruoti po truputį, parką tvarkyti, kai kuriuos pastatus žmonėms suteikti gyvenamą vietą, iškeldinti juos iš čia. Čia gana mažai žmonių gyveno ir mes paskui tapom jau tokį vienalytį ansamblį suformavom ir 2002 metais pradėjom jau visiškai rimtai restauruoti. Kultūros paveldo departamentas čia didžiulę iniciatyvą parodė ir kultūros ministerija ir įkūrėm Arklidės ten galeriją tokią, aš dar vadovauju ir esu rajono tautodailininkų bendrijos pirmininkas, tai tuoj sukviečiau menininkus, tuoj mes čia padarėm parodą. Į pirmą parodą suvežė apie 2000 eksponatų visokių. Ir mes ten išeksponavom ir prasidėjo gyvenimas. Ir Pažaislio koncertų festivalius, ir sidabrinių gervių naktinių filmų darom. Ir tai organizuoja kiti, mes priimam. Ir ko tik mes čia ir įkūriau keramikos dirbtuves, čia padėjau dar ir savivaldybei, nupirkau pečių, ten žiedimo staklių, bet iš pradžių aš čia pripirkau, kad keramikiai galėtų dirbti, atvažiavau iš Panevėžio, daug puodžių daroma švenčių ir tiesiog
kalvystės ir per pačius plenerus, bet ir atskirai kalvystės. Ir taip sutartinai su Lietuvos kalviais mes čia darėm porą ir, reiškia, tokių kryždirbystės ir parodų. Ir ko tik nėra jaunimui, labai daug projektų daro tokių bendrų, mes tampam kaip partneriais ir, sakykime, ar ten meno akcijų visokių ir teatro studijos, kuria čia teatrus, paskui vaidina, rodo pastatymus, kino filmų, jaunųjų kino filmų su Kauno klubu darėm. Tai ir čia kaip smagu, kai vietoj kuriami filmai, čia jaunimas iš kaimo aktorių samdo vaikus čia kokį nors ar žirgą, ar karvytę, ar veršiuką, žinai. Tai taip gana ir atsivėrė visiems ir tokio, sakykime, jaunimos tokios daromos jaunimo grupių kūrybinės. Iš visos Lietuvos suvažiuoja jaunieji, aktyvūs kokie tai žmonės, jie čia diskutuoja apie Lietuvos ateitį ir visą kitą. Net vaikam iš darželio čia atvažiavus, konferencijų salėje yra filmoteka, tai kaip kino teatras, kaip kas. Nu, šiaip turistam iš visos Lietuvos keliaujantiems, jeigu jie ilgiau būna, užsibūna ilgiau, irgi visos tos edukacinės yra programos, yra kalvystė, yra akmens tašymas, yra medžio drožimas, yra keramika. Ir šiaip kartais net žmonės juokaudami sako, net ir įdomu klausytis, kaip mes čia pasakojam apie viską, kaip visą tai atsirado, kaip viskas čia vyksta gyvenimas. Iš daugelio visų veiklų dar pas mus tokia irgi mes kaip kokį nors įdomesnį renginį daro, kokios nors klubai, organizacijos, bendrijos, tai jis mums vyno degustavimas, tai buvo viena tokia, irgi labai tokių kartu ir malonių, sakykime, švenčių ir kartu jos tinka labai prie dvaro visos aplinkos ir ta veikla, matot, pavirto dabar tie vyno degustavimai, pavirto į tokią realų dvaro tam tikrų vietovių sutvarkymą. Ten mes sodinam vynogynus, jeigu tinka, ir šįmet pasaudinom visą hektarą vynogyno, renginius darom bendruomeniai, sporto klubų, moterų klubas yra įsikūręs, net Lukšiuos yra tokia varles kolekcionuojanti tokia grupė žmonių, asociacija įsikūrus, reiškiasi, pačius eksponatus, parodas rengia, jie čia suvažiuoja. Kiek eina, mes padedam visom tom organizacijom ir čia yra tas etapas, kultūrinis etapas ir aš visur po truputį kovoju dėl tokios minties, kad nebūtų žiūrima kaip į komercinį objektą, kuris turi išlaikyti valstybę, sakykime. Užtenka, kad mes truputį pakilsim per, sakykime, su savo dvaro visą tą edukaciją, su savo renginiais, su koncertais visokiais. Šitą visuomenę aplink mūsų supančią visuomenę pakelsim ir padarysim jiem poreikį, kad jiems reikėtų to, kad jie ne tik liūdnai leistų, reiškiasi, prie televizijos ekrano vien savo laisvalaikį. Ryte atsikeliu, išeinu čia į terasą, į baliustradą, su kavos puodeliu, pavasarį ypač čia paukščiukai čiulba, varlės kurkia. Kažkas tai nuostabaus, žinai.